Taigi labas. Malonu, kad vėl užsukai. Praeitą kartą mes kalbėjom apie Semsevič knygą Firminas, kur žiurkiukas pradėjo skaityti knygas dėl to, kad trūko mamos meilės, mamos maisto, mamos dėmesio. Ir kaip knygos jį išmokė mylėti pasaulį, bet jos nepadėjo jam įsijungti į pasaulį, tam reikalinga eiti į pasaulį. Ir kada jis pabandė eiti, jam pasidarė baisu, jis vos nežuvo, paskui susirado draugą. Ir apie tą didelį norą Firmino, to žiurkiuko, dalintis tuo, ką yra perskaitęs. Tai šiandien aš pristatau kitą knygą, pasirinkau vėlyvosios antikos autorių Minucijų Feliksą. Knyga vadinasi Oktavijus. Šitoje knygoje galima rasti labai daug ką. Ir kaip sakiau, tokia režisieriaus Tarkovskio frazė: jeigu knygą perskaito 1000 žmonių, tai yra 1000 knygų. Mes visi randam visai ką kitą. Mes visi randam kitus dalykus, dėl to aš raginu jūs dalintis, ką jūs atrandat knygoje, kurią perskaitėt. Ir kaip būtų nuostabu, jeigu kada nors sutiksit mano laidose, pavyzdžiui, knygą, kurią jau perskaitėt ir pasidalinsit tuo. Ir galbūt mes net kartu laidą padarysim. Šių laikų technologijos tai leidžia, nesvarbu, kur tu būtum. Taigi, Minucijus Feliksas, autorius, kuris rašė kažkur 2 amžiaus pabaiga, 3 amžiaus pradžia, mūsų eros. Tai yra dar krikščionybės persekiojimo laikais, Romos imperija, kur yra dievų panteonas, kur yra žmonės, išsilavinę žmonės yra tie, kurie sugeba ne tik tai žinoti, bet išsilavinimas, išlavėjęs reiškia naudoti tai, ką tu žinai. Negali būti išsilavinimas fechtavime, jeigu tu tik žinai, kaip reikia naudotis ginklu, kaip reikia naudotis kardu. Tu turi praktikuoti, kad tu žinotum. Ir viskas, kas yra išsilavinimas, buvo susiję būtent su tuo. Išlavėjas yra tas, kuris ne tik tai žino, bet moka ir gali tai panaudoti. Ir žmonės, kur populiarus stoicizmas tarp išsilavinusių žmonių, kurie stoicizmą kultivuoja, ir geras pavyzdys yra maždaug to paties laikotarpio, nes Minucijaus Felikso šitos knygos parašymo data yra dar tebeginčijama istorikų. Bet maždaug tie patys laikai, gal 1 karta, gal 2 kartom anksčiau, Markas Aurelijus rašo apie stoicizmą, rašo pačiam savo saviugdos planą, apie kurį kada nors irgi pakalbėsim. Bet pasakoju, kad įsivaizduotumėt aplinką. Reiškia, mes kalbam apie 3 draugus, 3 žmonės, labai išsilavinusius, labai gerbiamus Romoje, pačioje Romoje. Tai yra valstybės veikėjai, tai yra teisininkai, advokatai. Ir siužetas sako, kad jie tiesiog pavargę nuo darbų, jie važiuoja į spa, jie važiuoja prie jūros, jie važiuoja pailsėti. 3 draugai. Šito pokalbio tema aš norėčiau kreipti tokią linkmę. Išsikelkim pradinį klausimą, kaip dažnai mums pavyksta ginčytis kažkokią temą su draugais ir likti draugais? Ginčytis su draugais ir likti draugais. Toj knygoj, jinai labai turtinga. Joje gali rasti savo medžiagos, pavyzdžiui, istorikai, nes tai rodo autentišką požiūrį pagonio į krikščionybę. Krikščionio į pagonybę tų laikų, kada krikščionybė dar buvo uždrausta. Mes galim rasti va tokios medžiagos.
Čia galima rasti teologinės medžiagos, kaip deklaruoti, kaip atverti savo tikėjimą, kaip apginti savo tikėjimą. Bet ne apie tai aš noriu su jumis kalbėtis. Šį vakarą va tokia tema, kaip mes sugebam ginčyti su draugais. Taigi nuomonės nesutampa. Taigi nuomonės yra skirtingos, ypatingai pas jaunus žmonės, kol dar nuomonė yra lygų mano tapatybė. Tarytum aš esu tapatus tai nuomoniai. Tokiais atvejais aš kartais sakau savo draugam, mokiniam, paimk savo nuomonę, užsirašyk ant lapelio ir palik kokiam mėnesiui. Po mėnesio ištrauk, pažiūrėk, ar tavo nuomonė nepasikeitė. O gal jinai pasikeitė. Bet tuo momentu tai mums atrodo, kad tai viskas, tai yra absoliučiai taip ir ne kitaip, ir jeigu tu su manim nesutinki, tu man nedraugas. Tai kaip ginčyti su draugais ir išlikti draugais? Taigi 3 išsilavinę žmonės važiuoja į spa pailsėti ir Cecilijus, pagonis, parodo ženklą savo dievybei. Į ką Oktavijus krikščionis sureaguoja ir tai jo reakcija įskaudina Cecilijų pagonį. Taip, mums nereikia net kalbėti, kad įžeisti kitą. Kartais užtenka žvilgsnio, judesio, neatkreipto dėmesio į kažką tai. Kai kažkas labai stengiasi, o aš neatkreipiau dėmesio. Ir tai gali nuliūdinti kitą žmogų, gali įskaudinti kitą žmogų. Ir taip įvyko Cecilijai. Cecilijus įsižeidžia, įsiskaudina. Ir tai būna tarp draugų. Gali užgauti draugą nenorom, netyčia, bet gali užgauti. Ir kas gražu čia, kad Cecilijus nepalieka įsiskaudinimo savy. Jis nelieka įsiskaudinime, bet ramiai, reiškia, permasto viską, kas čia buvo, kas čia įvyko ir taip toliau. Ir vakare jau atvažiavus, jau pasiekus kelionės tikslą, jisai nusprendžia nepalikti reikalo taip. Ir sako, dabar Oktavijau, mudu kalbėsimės. Aš tau išsakysiu savo poziciją, tu mane įskaudinai. Aš tau išsakysiu savo poziciją, ką ir kodėl ir kaip aš darau ir ką aš galvoju apie tave. O tu man išsakysi savo. Ir va tos knygos autorių, Minucijų Feliksą, trečią draugą, kviečia teisėjų. Teisininkų kompanija. Advokatų kompanija. Trečią draugą kviečia teisėjų. Čia turbūt blogiausias dalykas, kas galėjo Minucijui atsitikti. Pamenu, vienas pažįstamas teisėjas, kai aš jo paklausiau apie šitą teisėjo darbą, jis man pasakė, žinai, kas sunkiausia. Sunkiausia yra tai, kad iš salės vienas išeis priešiškai nusiteikęs man. Nes aš turėsiu išspręsti bylą kažkieno naudai, kitas išeis priešiškai nusiteikęs. Tai Minucijus Feliksas atsidūrė tokioj situacijoje. Du draugai, abu draugai. Ir aš dabar turiu būti arbitru, teisėju tarp jų. Kaip man išlaikyti draugystę? Jie man abu brangus, jie man abu draugai. Ir prasideda pokalbis. Tikrai rekomenduoju paskaityti knygą, nes joje yra visko. Joje yra aristokratijos. Joje yra mandagumo. Ta prasme, vienas kalba, niekas jo nepertraukinėja. Pažiūrėkit savo aplinką, pažiūrėkim aplinkui, ar dažnai mums taip sekas klausytis kalbančio. Man tai čia dabar labai lengva, aš kalbu į kamerą ir netiesioginę transliaciją, jūs manęs negalit pertraukti. Aš kalbu, jūs norit klausot, norit neklausot.
nepatinka išjungiat, viskas. Bet kada mes sėdim gyvai ir kalbamės, kaip dažnai mums pavyksta išklausyti iki galo ir dar suprast, ką kalbantysis sako. Ir va toks dabar pokalbis vyksta tarp dviejų. Vienas įrodinėja savo nuomonę, o kitas įrodinėja savo. Ir ne bet kaip, o visi trys realiai išsilavinę, skaitę filosofiją, žinantis teisę, iš tikrųjų aukštuomenė, Romos piliečiai. Ir nepasakosiu, ką jie kalbėjo, paskaitykit. Iš tikrųjų, įdomi knyga. Ir kas įvyksta pabaigoj? Kas įvyksta šito pokalbio pabaigoj? Po to, kai Oktavijus išsako savo poziciją, remdamasis argumentais ir autoritetais, kuriuos išsakė Cecilijus, remdamasis tais pačiais, ne kitais šaltiniais ir autoritetais, o remdamasis tais pačiais, jisai apgina poziciją savo. Ir stoja tyla. Ir stoja tyla. Ta tyla vėlgi pats didžiausias nejaukumas, kam? Ogi Minucijui, Feliksui. Ta prasme, man dabar reikės pasakyti, kieno pusę aš palaikau, kuris mano manymu yra iš mano dviejų gerų draugų teisus. Ir Feliksas mąsto, kaip dabar viską padaryti. Jisai pamatė, kad reiškia visas argumentacijos svoris yra Oktavijaus pusėj. Bet kaip dabar Cecilijui, kuris iškėlė šitą, pavadinkim, draugų bylą, draugų ginčą, kaip jam pasakyti? Kaip sureaguos Cecilijus? Ir va čia knygos stebuklingiausias momentas, kurį aš leisiu savo paskaityti šį kartą. Kai Oktavijus pabaigė byloti savąją bylą, kurį laiką mes, nuščiuvę iš nuostabos, žvelgėme neatitraukdami akių. Jeigu apie mane, tai aš buvau priblokštas didžiulio susižavėjimo, nes tai, ką lengviau yra pajausti nei pasakyti, buvo išdabinęs tiek įrodymais, tiek pavyzdžiais, tiek visuotinai pripažintų pasiremtų tekstų svoriu. Negana to, priešiškai nusiteikusius vertintojus atrėmė pasitelkdamas tuos pačius filosofų įrankius, kuriais naudojosi iranieji. Taip pat įrodė, kad tiesa gali būti ne tik lengvai suprantama, bet ir patraukli. Taigi tuo metu, kai taip tylėdamas savyje svarstau, Cecilijus pratrūko. Koks stebuklas? Reiškia, įvyksta naštos nuėmimas nuo Nuncijaus Felikso. Nebereikia teisėjo. Pratrūksta pats Cecilijus, kuris ir inspiravo šitą disputą, šitą ginčą. Aš ne tik manąjį Oktavijų kuo nuoširdžiausiai sveikinu, bet ir save patį. Ir jau nebelaukiu tarpininko sprendimo. Nugalėjome mes abu. Va čia stebuklas. Prasme, ryškiausia persvara argumentacijoje laimi Oktavijus. Kur Cecilijos pergalė? Cecilijus, sako, nugalėjome mes abu ir jis čia nesielgia kaip gudrus šliužas. Jis nesielgia gudriai, tuoj pamatysit. Nugalėjome mes abu ir dar taip, jog turiu įžūlumo savintis pergalę. Kadangi jis mane nugalėjo, taip ir aš esu klaidos nugalėtojas. Va kur stebuklas, kurio trūksta šiandien. Aš esu klaidos nugalėtojas. Va kur stebuklas, kurio dažnai trūksta šiandien. Vis dėlto stovim ant savo nuomonės,
stovim ant savo tiesos, bet neieškom tos tikrosios tiesos. Nėra daug tiesų, yra daug požiūrio kampų. Tiesa greičiausiai yra viena. Tiesa yra viena. Kiek besiginčytų žemė plokščia ar apvali, tiesa yra viena. Kiek besiginčytų, kas saulė, reiškia, kelintą valandą rytoj tekės, tiesa yra viena. Veikia žemės trauka ar neveikia, tiesa yra viena. Tiesa visada yra viena. Yra skirtingų požiūrio kampų. Ir vat tuos kampus kaip suvesti taip, kaip man savo širdį paruošti taip, kad aš būčiau pasirengęs priimti tiesą, net jeigu tai nesutinka su mano nuomonė. Va čia stebuklas. Ar mes pasirengę šitam stebuklui? Nes tik nuo tos vietos greičiausiai ir galima susikalbėti. Tik nuo čia mes galim susikalbėti tarpusavyje. Mano tikslas turėtų būti, aš savo keliu tokį, mano tikslas ne deklaruoti kažką tai, o ieškoti tiesos. Čia turbūt nuostabiausia kelionė. Ir tada, jeigu tu argumentuotai paneigsi mano nuomonę, mano įsitikinimą, aš dėkingas tau, nes tavo dėka aš tampu klaidos nugalėtojas. Tavo dėka aš tampu klaidos nugalėtojas. Va čia, ko šiandien aš labiausiai turbūt pasisgendu pokalbiuose. Matau daug įvairiausių dalykų, netgi mūsų vadinamų eruditų tarpe, kada nėra ieškoma tiesos, nėra ieškoma atsakymų, o yra demonstruojamas žinojimas. Net neįdomu. Įdomi yra tiesa. Įdomi yra tiesa. Įdomi yra kelionė jos ieškoti. Bet vat, kad surasti tiesą, tai Oktavijus, tiksliau Cecilijus, duoda fantastiškiausią pavyzdį. Reikia būti nuolankiam prieš tiesą. Tai šiandien tiek, ką aš norėjau su jumis pasidalinti. Ačiū, kad aplankėt. Ačiū, kad atėjai. Tikiuosi ir kitą kartą pasimatysim. Kitą kartą pakalbėsim apie laiką. Apie laiką. Manau, labai svarbi tema. Laikas. Kas jis, koks jis, kaip jis. Ačiū tau. Sudiev.